Sveiki visi! Greitai prabėgo savaitė, o mes jūs ir vėl kviečiame pasižvalgyti po kultūrinės erdves. Kultūrinė laida Aura šaltą žiemos dieną jūs sušildys su šiltais magijos kupinais burtais. Ar žinote, kas yra magija? Puikia proga sužinoti, kas tai yra, galėjote per Valentino dieną, kai magijos triukai tapo dar labiau įdomesni. Kiekvienas žiūrovas galėjo sudalyvauti pasirodyme ir prisiliesti prie nepaaiškinamų reiškinių ir paslapčių kupino magijos pasaulių su Nikolu Kin, kuris galbūt kaip koks Kupido nušovė meilės magijos strėlę. Vasario 14 dieną Kauno Mažajame teatre po mentalisto Nikolo Kin pasirodymo žiūrovai liko sužavėti. Psichologija, mentalizmu bei magija besidomintis vyras rodė įvairius triukus ir nuoširdžiai bendravo su publika. Kaip jaučiatės po savo renginio? Kokios emocijos? Atvirai? Taip. Pagaliau pabaigiau pasirodymą. Emocijos net nežinau, patenkintas, kad kaip yra adrenalinas, ateina ir paskui praeina. Tai toksai, kaip sakoma, dabar atchadnekas, rusiškai tariant, net nežinau, kaip pasakyti. Esu patenkintas tai, ką padariau ir džiaugsmas per kančias, galima taip pasakyti. Nikolas Kin mentalizmu pradėjo žavėtis dar jaunystėje, o visa tai, ką jis daro šiandien ant scenos ir įvairiuose festivaliuose, tai tik didelio darbo dėka. Taip pat jis pabrėžė, kad magija ir mentalizmas tai du skirtingi dalykai. Šiame renginyje mes matėme magiją ar iliuziją? Jūs šiame renginyje matėte tiek iliuzijos meną, tiek mentalizmą, nes iliuzijos, trumpai pasakysiu, iliuzijos menas tai yra tai, ko mes paimant paprastą daiktą ir iš jo padaryti kažką tai nepaprasto. Tai, ko mūsų akis nepastebė ir pats protas sukuria. Pavyzdžiui, iliuzija būtų, net ką nors pademonstruosiu, skaitykim, iliuzija būtų paimti tušinuką, vienas jisai dingo, vėl atsirado, vėl dingo, vėl atsirado. Čia yra iliuzija, nes jūsų protas, kaip sakoma, ir akis nespėja sureaguoti, kas kur kaip buvo. O mentalizmas yra ta pati iliuzija, bet viskas gaunasi čionais. Tai aš, pavyzdžiui, sakyčiau, kad aš noriu, kad jūs šiuo momentu negalvotumėte apie dramblį. Apie ką galvojat? Dramblį? Tai va, lygiai taip pat galima įteikti žmogui mintį, bei pagauti ją. Minčių skaityti moku tik tai įtakoti jas. Nikolas Kin džiaugiasi, kad žmonės ateina į jo pasirodymus ir yra laimingas darantis tai, ką mėgsta daryti. Save pristatote mentalistu. Kas tai yra? Kas yra mentalistas, tai iš tikrųjų yra sunkiai papasakoti, nes reikėtų labai daug diskutuoti apie tai. Aš galiu trumpai pasakyti, kad mentalistas yra tas žmogus, kuris naudodamas savo 5 pojūčius sukuria iliuziją, kad turi 6. Kiek laiko jūs tuo užsiimate? Mentalizmu užsiimu nuo 14 metų, tai jau 11 metų, kai propaguoju šį žanrą. Jeigu reiktų prisistatyti visiems nepažįstamiems žmonėms, ką apie save pasakytumėte? Trumpai, nežinau. Aš esu šiaip, nesakyčiau, kad atvira ir uždara asmenybė. Aš atviras esu scenoje, bet gyvenime labiau toks uždaras. Tai aš net nežinau, sakyčiau, kaip kažkada minėtas jaunas linksmas žmoguliukas. Ką turėtų turėti žmogus, kuris galėtų scenoje daryti tai, ką darote jūs? Ar tai galėtų daryti kiekvienas? Ar kažkokių savybių vis dėlto reiktų? Šiaip vieni sako, kad iliuzijos menas yra išmokstamas, kiti sako, kad turi būti gimęs. Aš prilaikausi tiek vienoje ir tiek kitų dalykų. Nes jeigu žmogui duota tai daryti, jisai paėmęs, pamatęs triuką, jis supras ir iš karto jį atkartos. Kiti gali mokintis metus laiko ir taip gražiai nesigaus. Labiausiai, ko reikėtų, tai reikalinga charizma, nes ant kiek tu nebūtum ten jam kietas iliuzionistas, pas ten būtų wow, triukai, tave nežiūrės, nes jeigu nėra charizmas, jeigu netraukiu kaip žmogus, tai nieks ir nežiūrės. Ar mylite žmonės? Taip, ypač merginas. Jeigu mes kalbėtume apie jūsų karjerą, ar buvo kažkokių nesklandumų, galbūt viską norėjote kada nors mesti ir kokie jūsų ateities planai? Netgi dabar būna tokių momentų, kad prieš ruošdamasi, kada ruošiesi kokiam nors renginiui, visą laiką būna pagalvoju,
aš nieko pyp nemoku. Būna tokios depresiniai tokie užpuolo momentai, bet paskui perini jos, jie praeina ir eini toliau į sceną. O dėl planų artimiausiai, tai kitą savaitę išvažiuoju į Ukrainą, ten bus pirmasis Ukrainoje kongresas iliuzionistų ir aš būsiu kaip ir konkursantas ir tuo tarpu vesiu seminarą apie mentalinę magiją. Pakvieskite žmonės, kodėl jie turėtų vis dėlto ateiti į jūsų renginius. Kodėl turėtų pamatyti tai, ką jūs darote scenoje? Na, čia iš tikrųjų aš negaliu, kaip sakoma, įtakoti žmonėms, kad ateikite pas mane į pasirodymą. Nes nuo žmogus priklauso. Taip, kad jeigu žmonėms įdomu, suprasti, kas yra iliuzijos menas bei mentalizmas, tai prašau ateiti į šou. Mielai apsilankyti. Tai ačiū tuomet jums labai už pokalbį. Davidas Bleinas ar Davidas Copperfieldas yra puikiai žinomi magai visame pasaulyje. O ką kauniečiai žino apie The Archimantą Wizardą ar Nicolą Kin? Netrukus įsiaiškinsime. Kokius magus iliuzionistus teko girdėti? Nežinau, du žinau, bet dabar pavardžių tikrai neatsiminsiu. Copperfieldą. O daugiau aš jais nelabai iš tikrųjų domės. Kokius magus iliuzionistus žinai? Copperfieldas. Nu teko čia va Kaune kažkada tai rodė. Seniau prieš metus, prieš 2, Vilniui tenais va šeima visa, o šiaip tų užsieniečių tai aš nelabai žinau. Gal teko girdėti kažką iš lietuvių? Girdėti tai teko, bet žinokit, nelabai įsidėmiu tam tos vardus jų. Lietuvos? Nežinau nei vieno. Buvo tie du, kur dabar tikrai neatsimenu pavardžių. Jo. Nežinau, per talentus gal rodydavo. Bet negalėčiau vardinti. Gal teko girdėti kokį nors žymų triuką ar eksperimentą, kurį atliko Lietuvos ar pasaulio magai? Tai taip, tai buvo ten, kur tas skandalingai ten pagarsėjus, kur žmogus išbuvo lede. Tai šitą tai teko, čia manau visi jį žino. Teko, bet tiesą sakant, manau, kad jie visi yra apgavikai, tai dideli apgavikai, tai labai nesigilinau. O gal žinai kažkokį triuką žymų, kurį atliko magai? Lėktuvą panaikino ten, berods jo toks buvo scenai. Gal teko girdėti kažkokį triuką žymų, kurį atliko magai iliuzionistai? Matyt, tai mačiau per televiziją pagrindę, kur pasauliniu mastu rodo. O gal pamenat, kokie tai buvo? Maskvos tai galva girdėjau, o šičia tai lietuviškų tų nebeprisimenu. Jauni mano kartos, aš jau tų nebežinavo, kurie jau, nes į kamerą negaliu kalbėti. O apie kokį triuką teko girdėti? Vaikšto ant vandens ar skraido ore, kelia žmonės ant gamtiniam galiom. Ar teko girdėti apie tokį mentalistą Nicolą Kin ir jo atliktą eksperimentą, kai jis vasarą važiavo mašina užrištomis akimis? Kažką girdėjau, bet kad labiau taip, tai nelabai. Tiesą sakant, ne. Labai seniai kažką tai šiek tiek, bet šiaip tai aš labai mažai. Savaitgalį šalyje paminėta vasario 16-oji. Lietuvos tautinis jaunimas Laisvės alėjoje surengė prieštaringai vertinamas eitynes. Vasario 16-ąją Lietuvos tautinis jaunimas sugalvojo paminėti, surengdamas Laisvės alėjoje jau tradicinę tapusią eiseną. Prieštaringai vertinamoms eitynėms kovo 11 dienai Vilniaus miesto savivaldybė leidimo neišdavė, tačiau Kauno vadovai neprieštaravo. Mes kviečiam visas tautas dalyvauti. Čia aš mačiau, tarp kitko, yra ir žydų tautos atstovų žygiuos kartu su mumis, ir rusų, ir lenkų, ir mes tikrai nedarom skirtumo. Ir kviečiam kartu švęsti šitą gražią šventę. Eitynėse dalyvavo ir pasipiktinimą išreiškusių žydų tautybės žmonių. Pasak jų, Lietuvos tautinio jaunimo eisenoje dalyvavo neonaciai ir fašistai. First of all, they started a few years ago with slogans like Juden Raus and Viens du Trisupusi Graži Lietuva be Rusų, be Lenka and so on.
For legal reasons, they have now cleansed it to Lietuva Lietuvams, which is the same thing. It means that if you are not pure ethnic blood Lithuanian, you don't belong here. Tai yra žmogus, kuris 10 metų berods dirba Lietuvoje, gyvena, o lietuviškai moka pasakyti tik tai su akcentu balbėriškis. Na, iš tikrųjų, tai daug ką pasako apie šį žmogų. Ir džiaugiuosi Lietuvos žydų bendruomenę, kad nieks prie jo aferos neprisidėjo. Eitynėse dalyvavo apie 1000 žmonių. Organizatoriai tvirtina, kad kasmet šis skaičius didėja. Labas vakaras. Šią savaitę renginių gausa ne ką mažesnė nei praeitą. Nacionalinis Kauno valstybinis dramos teatras kviečia apsilankyti spektakliuose. Vienas iš jų – Balta drobulė. Tai spektaklis, kuris privers susimąstyti apie gyvenimo vertybės, kasdienę monotoniją ir chaotišką laiko bėgimą. Spektaklis rodomas kovo 21-30 dienomis. Pasilgę kandaus humoro ir nestokojantys cinizmo yra kviečiami į juodojo humoro vakarą su Vytautu Šapranausku. Apolitiškų save įvardijantis aktorius tvirtino, kad savo pasirodymuose kastis po valdžios pamatus jam neįdomu ir mieliau renkasi pagvildenti kitus gyvenimo aspektus, kurie bet kokiu atveju liečia kiekvieną iš mūsų. Vakarą su Vytautu Šapranausku praleiskite Kaune Girstučio salėje vasario 28 dieną, Vilniuje Vakario salėje kovo 1. Vilniuje vasario 22 dieną klube Malibu aistras skaitins vyrų striptizo grupė Mafija. Klubas skelbia pačią didžiausią šventę visoms merginoms ir moterims – Grand Mergvakarį. Į pagrindinės klubo patalpas įleidžiamos tik merginos, o čia jų lauks nepakartojami striptizo meistrai iš Maskvos Mafija. Tai tiek renginių šią savaitę ir būtinai kviečiame apsilankyti. Ačiū, kad nepraleidote šios atsinaujinusios kultūrinės laidos. Tikiuosi pavyko praskaidrinti jūsų nuotaiką. Nu jau. Ir prisiminti, prisiliesti. Neperskaitau už to. O ką kauniečiai žino apie Emą? Jau. Labas vakaras, okei? Nu, bandom. Gerai. O žiūrėti kur? Į suflerį, ne? Jo. Aha, supratau. Sakius. Toliau. Čia dabar toliau, netęsti. Oi, visą tai tram. Aš visada tą kastį, žinok, sakau. O savaitgalyje sakiau. Kastis, ne? Jo, gerai, super. Irgi, bet šiaip labai gerai, okei, ne kastis, o kastis, gerai. Ten tas vakario, bet čia, žinai, aš ten buvau suklydus iš tikrųjų vakario ir ne vakarų, o vakario, nu, ta prasme, pasiekiau gerai. Atsinaujinusios. Kviečiame į renginius. O Jėzau, Marija. Gerai. Jo. Bet, vėl viską ne per naują. Rubrika. Nežinau. Jo, ir tu supranti dar, kas man yra, Justina, aš, pažiūrėjau, kaip su lęšiais, tai man viskas normaliai, o aš, pažiūrėjau, kaip su akiniais man susilieja ir aš labai dažnai mirksiu, nes aš nebematau, aš va taip avos. Blin. Bet vis tiek ten kažkur susifeilinau, nors tu pasiuk. O, Jėzai. Ačiū, kad nepraleidote šios atsinaujinančios. Dovydai, jau išjunk mus.